Štai pavadinimas ir ženklas. Vilnis. Puikus. Čia patys vilniečiai išrinko. Ir suprantama, tai yra labai svarbu ekonomija. Nes vieno tokio troleibuso kaina apie 720 000 litų per pus. Tai reiškia, priklausomai be abejo nuo modelio gali būti nuo 30 iki 50% pigiau, negu būtų pirkti juos pačius. Ir galbūt ateityje mes galėtume kalbėti apie autobusų rinkimą, nes šiuo metu kaip tik metų pradžioje buvo susitikimas su viena Kinijos kompanija, su kuria vedamos darybos dėl galimybės Vilniuje surinkinėti būtent ateityje ne tik troleibusus, bet ir autobusus. Kita stotelė Sąjūdžio kelias. Gerbiamieji keleiviai, įlipę į viešąjį transportą, pasirūpinkite savo saugumu. Laikykitės užturėti. Naudokitės visuomeniniu transportu.